Labas pirmadienio rytas, ačiū, kad sugrįžote naują vlogą, šį kartą jau 17. Aš mašinoje nuo pačio ryto, darbų nieko nepradėjau, iš karto važiuoju pas klientus. Šiandien filmuosime reelsus pavasariui vasarai. Žodžiu, viskas susiplanavom, važiuojam nusifilmuoti, ir aišku, dar keletas dovanėlių. Tai viskas, pradedam dieną. Šiandien, kad ir buvo sunkiau atsikelti, bet dabar jau jaučiuosi užsimotyvavusi dirbti. Ir aš vakar gavau dovanų iš Hushi megztą kostiumėlį, tai šiandien esu su viršum. Man labai gražus tas raštas, jis toks labai neutralus, bet tokį turi savo akcenčiuką. Tai žodžiu, viskas, važiuoju, sugrįšiu jau po filmavimo. Nu viskas, aš jau po filmavimo. Pasveikinau vienus klientus, dabar, kadangi tam pačiam pastate Ognijos, tai užėjau aplankyti ir kitus klientus labai greitai. Tai viskas, vieni kiti pasveikinti. Nu čia kas per. Ir viskas, varau namo, pietauti ir toliau prie darbų. Labas, antradienio rytas. Dar rytas. Tai sveikinuosi iš pat ryto, aš aišku, kaip visada prie kompo. Šiandien jau persižiūrėjau, kas įvyko vakar. Sakiau visus laiškus, susižiūrėjau, kad e-mailas būtų tuščias, kad neliktų neatsakytų laiškų. Porą darbų iki pietų. Tai vienas didelis darbas yra mokymų toliau tobulinimas. Tai jau pasiruošiau 2 dienas iš 4, šiandien dirbu prie 3. Bet po truputėlį neskubu dėl to, kad šią savaitę bus 2 paskaitos ir kitą savaitę bus 2 paskaitos. Tai jeigu ką, šį savaitgalį dar galėsiu prie visko prisėsti ir pasidaryti, pasipildyti. Matysiu, kokie yra dalyviai, kuriems galbūt kyla klausimų. Ir tada dar galėsiu, kaip pasakyti, dar naudingiau papildyti ateinančias paskaitas. Tai va, tai pildausi dabar mokymus, prisijungiau prie jų laiškų sistemos tam, kad visi dalyviai gali rašyti į vieną e-mailą laiškus, jeigu turi užklausas specialistams, tiksliau lektoriams, ir kad būtų galima iš karto atsakyti. Prisijungiau prie Teamsų, viską žodžiu susižiūrėjau. O vėliau dar turėsiu vieną susitikimą, tai kaip ir minėjau praeitam vloge, kad jau turėsiu išsiųsti susitikimų laikus ir pasidaryti skambučius prieš sausio mėnesį. Tai šiandien ši savaitė yra ta savaitė, kai turiu visus tos susitikimus. Ir jau šiandien bus vienas iš jų. Tai kaip ir minėjau, dėliosimės sausio mėnesį, sausio visus darbus. Labas trečiadienio rytas. Aš jau gerokai įpusėjus darbuose, iš mano raudonų žandų galima matyti, kad turėjau susitikimą. Tai šiandien rytas buvo šiek tiek intensyvus, nes atsisėdau prie kompo, pradėjau tikrintis viskas, kas vyksta. Žinau, kad po 9:30 jau turiu susitikimą, tai prasižiūrėjau, jau pradėjau ruoštis tam susitikimui ir gaunu žinutę iš klientės, o kodėl toks laiškas išėjo. Ir man tada šaltas karštas prakaitas. Tai žodžiu, sekmadienį gavau žinutę iš klientės, kad keičiam šiek tiek pasiūlymą, ir pirmadienį atsisėdus prie kompo aš jau buvau pamiršus, kad mes sekmadienį susirašinėjom. Tai taip gavosi, kad nepasikeitėm detalių, bet viskas sutvarkyta, žodžiu, laiškas papildomas išsiųstas su informacija, tai viskas yra. Šitas nelaužas, žodžiu, šitas gaisras užgesintas, ką norėjau pasakyti. Tai šiandien toliau darbuose yra naujienlaiškiai. Turiu paruošti ten 4 ar 5 naujienlaiškius ir juos išsiųsti pasitvirtinimui. O vakare šiandien turėsiu pirmą paskaitą. Žodžiu, turėsim įvadą, susipažinimą ir pradėsim savo 4 paskaitų ciklą. Bus
labai įdomu. Aišku, dabar kol kas nesijaudinu, prieš prisijungiant žinau, kad šiek tiek jaudinsiuosi, bet žinau, kad viskas bus gerai. Šiandien bus ilga darbo diena, dirbsiu iki pat 9. Tai planas yra dabar iki kažkur 4 valandos susitvarkyti tuos naujienlaiškius, kuriuos noriu susitvarkyti. Tada pavakarieniauti, išvesti Teo žodžiu ir jau tada sėsti prie mokymo. Ir tada nuo 5:30 iki be 15:09 turėsim paskaitą. Tai va, šiandien laukia tokie darbai ir reikalai. Jau yra vakaras, o aš esu pasiruošusi jungtis į mokymus. Tai dar 15 minučių ir prasidės pirmoji paskaita. Aš jau kaip visą laiką truputėlį jaudinuosi, bet normalu. Noriu, kaip visada, šiaip visiems mokymam ar konsultacijom atrodo atiduodu visą save, visą savo energiją. Tai ir šiandien lygiai taip pat pradėsim, žodžiu, šitos mokymus. Labai įdomu susipažinti su visa grupė. Ir va, šiandien darbų užbaigimas yra toks, tai šiandien visus planus savo pasidariau, visus naujienlaiškius padariau, kuriuos norėjau, netgi dar vienus vizualus parašiau klientai reklamoms leisti, tai, žodžiu, šiandien tikrai daug padaryta, daug nudirbta, ir dabar turėsim dar stiprų vakarą su mokymais. Tai tikriausiai, jau tikrai po mokymo nebeišeisiu, bet rytoj sugrįžiu pasidalinti, kaip sekasi pirmą paskaitą. Labas. Ketvirtadienio rytas. Vis dar yra rytas. Vis dar yra gerokai tamsu. Bet jau yra 8. Aš darau arbatos ir eisiu prie kompo, pradėsiu šiandienos dieną. Ir šiandienos diena prasidės nuo poros skambučių. Tai pirmas skambutis bus su klientais dėl sausio mėnesio, o antras susitikimas bus strategijos aptarimas, kurios metu pristatysiu paruoštą strategiją. Atėjau pas Teo, man atnešė kauliuką. Tai pirmiausia, pirmoji dienos pusė turėsiu tos susitikimus, antroji dienos pusėje turiu pasidaryti dar keletą darbų, pradėsiu ruošti įrašus vieniems klientams sausio mėnesiui ir tada vakare jau turėsiu mokymus. Tai vakar, kaip ir minėjau, buvo pirma paskaita. Praėjo labai gerai, labai faina grupė, nors ir didžioji dalis žmonių yra vyresnio amžiaus. Ta prasme, to vyresnio amžiaus ten 40+. Turiu omeny, kad ne 20-mečiai, nes dažniausiai būna jauni, kurie nori ar patys būti specialistais, dar savęs ieško. Tai tas yra labai faina, dėl to, kad tokie žmonės, jie mėgsta daugiau bendrauti. Jie mėgsta pasipasakoti, dalyvauti ir tada yra labai faina dirbti, nes gauni tą atsaką, užsiveda kažkokia kalba, ateina daugiau klausimų ir tada galima diskutuoti. Tai vakar būtent ir turėjom tą susitikimą, kur tikrai buvo daug diskusijos, daug aptarimo, kam, kur, kas sekasi, kas nesiseka, ką yra bandę, kas ten užpykė jau ant Facebooko yra, kam ten su reklamom nesiseka. Ir tai didžiai daliai žmonių, dalyvių, marketingas yra vis dėlto tamsus miškas. Tai iš vienos pusės tai yra faina, kad jie eina, mokosi ir sužinos daugiau ir jau šituose mokymuose susidėlios tokį gerą pagrindą bendrai visoje e-komercijoje. Ir iš tikrųjų labai gerai, kad jie pradeda nuo e-komercijos mokymų, o po to tik tais galbūt eis mokytis atskirai marketingo. Atėjau vėl prie eglės. Dabar jau toks laikas, man noris labai daug čia praleis laiko, visada įsijungta eglutė ir panašiai. Bet dabar jau yra po pietų, aš ką tik papietavau, eisiu išleisiu šitą, kai kur negaliu sakyti, nesupras. Bet turėjau susitikimą su kliente, antro susitikimo strateginio neturėjau, persikeliam į pirmadienį. Tai nėra labai faina, jau norėjau greičiau atiduoti tą strategiją ir iki švenčių jau būčiau žinojus, kad šitas darbas yra pabaigtas ir viskas. Bet, žodžiu, persikeliam į pirmadienį.
Ir kol turėjau pirmą skambutį, man vis kurjeris skambino, sako, aš čia netoli, aš siuntą noriu privežti ir panašiai. Ir žodžiu, žinau, kad jau ta dovana yra nuo Viktorijos, tai linkėjimai Viktorija, jeigu žiūri, bet, o Jezu, net balsas stringa. Tai šiaip dovanų taip nerodau, neišeinu į vlogą, bet aš noriu parodyti, ant kiek gražios yra pakuotės. Ta prasme, oi, tau irgi įdomu, tau irgi kvepia. Nu, ta prasme, ant kiek gražu. O čia dar ne viskas. Ta prasme, nu, nerealiai gražu. Šitas irgi lūpų plameris. Nu, ta prasme, ant tiek gerai atrodo. Nu, tiesiog, wow. Tokios estetiškos pakuotės. Tiesiog, aš net neturiu žodžių, aš dabar vis, kadangi išpakavau ir ėjau toliau dirbti, tai virtuviai buvo padėta ir vis praeinu, pasižiūriu, aš dabar noriu voniojui pasidaryti kokią nors, nusipirkti padėkliuką, kad galėčiau gražiai pasistatyti ir gražiai atrodytų dar kvepalų šalia pasistatyti. Tokį gražų savo stationą pasidaryti. Nu, bet, tiesiog, belia kaip gerai atrodo. Man tai patinka tokie gražūs dalykai. O dar šiaip su lūpų plameriais, tai man tai primena paauglystę. Dar net prieš paauglystę aš labai gerai prisimenu. Tai apie plamerius aš labai gerai prisimenu, kai paauglystėj, jaunystėj keliaudavom su tėvais. Ir mama visą laiką iš Dioro pirkdavo tokius lūpų plamerius. Ir, jie ten su čili būdavo, tokie, žodžiu, kad paputlintų tas lūpas. Ir, man tada atrodė, kad tai yra, taip brangu. Čia taip po truputėlį reikia naudoti, kad neišnaudoti. Ir ten kartais būdavo pas mamą padėta, tai ten jau per šventes pasidažydavau tas lūpas. Tai man tokia, net nežinau, kelinti čia metai, bet tai primena tuos laikus, tie visi putlintojai, man atrodo, jie tada būdavo labai labai populiarūs, jie tik tais tada buvo atsiradę, tai tokia ir naujiena, bet šiaip jie kaip produktas man... Nu ką, aš jau šiek tiek kitaip atrodau, jau yra vakaras ir aš jau pasiruošusi antram mokymų susitikimui, jau neužilgai jisai prasidės, jau esu pasiruošus savo vandenį, arbatą, kad nelūžtų balsas. Labas penktadienio rytas, aš jau sustriuke, ruošiuosi išvažiuoti. Labas vakaras, yra penktadienio vakaras, sveikinuosi su daržovėmis. Aš jau esu po darbų, žodžiu, šiandien važiavau tam trečiam lazeriui, tai dar ne pabaiga. Jeigu neminėjau, tai žodžiu, geriu Rokutaną, tai dabar didinam dozę. Po mėnesio vėl einu ir vėl darysiu tyrimus. Žodžiu, pasaka be galo. Darbai šiandien pasibaigti, viskas pabaigta ir viskas. Ir išeinu į savaitgalį su daržovėm. Darysiu sriubą ir viskas ir eisiu ilsėtis ir jau laukiu savaitgalio. O kitam vloge matysim, kaip man seksis, ar kažką pafilmuosiu daugiau, ar bus daugiau medžiagos tik tais iš tų 2 dienų, ar visai nebus vlogo, tai bus matyti. Bet ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad sugrįžtat, ačiū, kad palaikinat, pakomentuojat, man parašot, tai ačiū visiems labai. Ir jeigu ką, tai linkiu gražių švenčių, nes žiūrėsit šitą vlogą dar prieš šventes, o sekantis, jeigu bus, tai bus po švenčių. Tai ačiū jums.